Nu, mes augam šeimų, 5 vaikai buvo. Mama mūsų mokėjo labai daug gražių pasakų, visokių dainų. Norėdavom, tankiai mums papasakodavo tas pasakas. Dabar kitą kartą neturi laiko pasakotų pasakų. Tai tada jau tokio pasakų papasakodavo, kur, mes daugiau tam nepaprašom juos pasakoti. Tai dabar aš to pasakoju papasakos, kaip yra. Seku pasako, vilk šikė ašako. Pardavys dirvods, vilkas šuds raudods. Ant medinę akmenę pastačio bažnyčio. Su sūriu uždario, su kilba sužrakiono. Aš to sūrį griaušt, to kilbaso laušt, įlindo į bažnyčio. Nuėjau pas altorių, į pamesdėjau. Kunigs maldyt, aš bėg. Bėgo par bubenč, ubagis man drožęs roženč. Aš ant viškų, jis man už kiškų. Bėgo par šventorių, susitiko zalatorių. Bėgo par miesto, rado pipko pritriesto. Šoko par tvorą, jis sumindžio barborą. Ta barbora pradėjo labai raudoti, aš atidavau to pipko iš mazgo. Nu, va tokį būdavo tą pasak, mamos. Ta pasaka, kaip pasakydavo, jau mes tada nebeprašom daugiau jokios pasakos. Jau žinom, kad jai nebėra laika gražesnis pasakos pasakoti. Ir mums kažkaip pasidarydavo tokį, kaip ir gėda bišķi, kad ta pasaka tokį negražiai. Vaikam tokį kaip ir gėda, mes daugiau nutylam, nieko nebereikia pasakoti, nieko, viską.